Tai sveikinu su pergalė, kaip galėtum apibendrinti rungtynės? Rungtynės labai geros buvo, visi susikaupę buvo, klausėm trenerio nurodymų, žaidėm pagal skirtą planą ir laimėjom rungtynės. Ir būtent gana atkaklios rungtynės prieš trečiąjį kėlinį buvo lygų ir apie tos trenerio nurodymus, nes panašu, kad ta pertrauka buvo esminė ir po jos išėjote ir trečią kėlinį tikrai puikiai sužaidė. Taip, tai turėjom biškį, nežaidėm su varžovais aktyviai, nelaimėjom dvikovų, tai padarė lygiasias. Turėjom, pasakė treneris, kad paskyrė kitą planą, žaidėm pagal tą planą ir įvykdėm nurodymus jau. O koks buvo tas planas? Žaisti su žaidėjai, laimėti dvikovas, pakelt galvą, neprarasti tritulio vidurinėje zonoje, išvesti tritulį iš savo zonos ramiai, gražiai, ne bet kur mesti ir viskas. Ir pats šiandien pelnėjai 2 įvarčius, gal galėtum trumpai apibūdinti juos? Daugumoje vieną įmušiau, Tadas puikų perdavimą atidavė, įkišau pasą, įvartį. Ir antras golas mažumoje buvo, tai ten labai puikų pasą atidavė tuščius vartus. Tai teko tik damuš padėti tašką atakui. Ir norėčiau paklausti apie Rygos Prizmą. Prieš šias rungtynės jie buvo laipteliu aukščiau, 4 vietoje ir panašu, kad nominaliai tai bus varžovas, dėl kurio kovosit dėl patekimo į atkrintamąsias. Tai kaip svarbu šioje sezono stadijoje atimti taškus iš Prizmos? Labai svarbu ir ne tik iš Prizmos atimti taškus, bet ir prieš kitas komandas laimėti. O prieš Prizmą tai pasiruošę laimėti visas 6 rungtynės, visas 5 likusias. Ačiū, sėkmės. Prašau.